Laisvalaikio bare Metro vyko tarptautiniai studentų dienai skirtas biliardo turnyras, organizuojamas Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybės. Į turnyrą susirinko 16 komandų, tam, kad išsiaiškintų, kurios jų yra vertos nugalėtojo vardo. Turnyro organizatorius Donatas Severkinas džiaugiasi, kad šis turnyras sulaukė būrio studentų, norinčių išbandyti savo jėgas prie biliardo stalo. Čia jau galim sakyti, kaip yra tradicinis tarptautinis studentų dienos proga, jau trečią kartą vyksta čia biliardo turnyras, iš tikrųjų labai smagu, kad jau tapo tradicija. Kaip ir kiekvienais metais, turnyro nugalėtojai yra apdovanojami prizais. Prizų tiksliai dabar yra nemokamas valandos, simboliškai trečiai vietai puodukai, suvenyrai ir sporto klubo abonementai yra po 100 litų pirmai vietai. Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybės nariai Inga Liekytė sako, kad yra bandžiusi žaisti biliardą, tačiau save kol kas vadina tik mėgėja, nes čia jie atėjo gerai praleisti laiko. Manau, kad čia bus linksma, nes niekada nesu bandžiusi ir šiaip esu pirma kursė, tai čia kaip naujovė man ir manau tikrai bus smagu. Turnyre buvo galima sutikti ne vien kolegijos studentus, bet ir Klaipėdos universiteto atstovų. Vienas jų – Valdas Mačirnius. Vaikinas biliardą žaidžia, kai tik randa laisvo laiko. Manau, kad labai geras ir retas renginys. Tokių galėtų būti dažniau, ne tik biliardo, bet ir įvairių kitokių sportinių varžybų, bet kitokio lygio galbūt. Biliardo turnyro dalyvių tikslas vienas – laimėti. Aišku, kad laimėti. Taip, svarbiausias dalykas yra laimėti šiame turnyre. Studento nuomonė, šis turnyras tai ne tik puikus laiko praleidimo būdas, bet ir gera proga pakonkuruoti su kitais studentais. Po įnirtingos kovos biliardų turnyre nugalėjo Deividas Norkus ir Paulas Kuprinavičius. Jiems buvo įteikti 100 litų vertės treniruočių studijos stimulos kuponai ir 2 nemokamos valandos biliardo žaidimo laisvalaikio bare Metro.